Naujas patobulintas naminio majonezo receptas. Riebus ir labai gardus. Pradėk nuo kiaušinių trynių. Juos plak apie 3 minutes, kol masė pabals ir sutirštės. O dabar prasidės plakimo maratonas. Įpilk šaukštą avokadų aliejaus ir labai gerai išmaišyk, kad masė būtų vientisa. Tada vėl pilk aliejaus, vėl išmaišyk. Ir taip reikia pilti po 1 šaukštą, kol supilsite trečdalį nurodyto aliejaus kiekio. Ir visa esmė, kad aliejų reikia pilti po lašelį, po 1 šaukštą, nes supylus per didelį kiekį aliejaus, masė suskystėja ir jau nebesutirštėja. Dabar beriam druską, supilam sirupą, sutraiškom česnaką. Česnakas čia duoda ne tik tai skonį, bet jis veikia ir kaip bakteriją žudantis ingredientas. Dabar viską reikia labai gerai išmaišyti. Dar prieš tai išsispaudžiu laimą. Jo dabar nepilsiu, jis man bus reikalingas pabaigoj. Dabar gerai išmaišau ir vėl po truputėlį pilu aliejų. Po lašelį, kol supilsiu visą nurodytą aliejaus kiekį. Turėtume pagaminti apie 450 ml majonezo. Masė turi pradėti tirštėti, pilant pamažu. Pažiūrėkit, kokia tiršta pasidarė. Ir viskas, dabar pabaigoje supilu sultis. Majonezas šiek tiek pašviesės ir bus nebe toks sviestinis ir nebe toks stangrus. Šiek tiek minkštesnis ir kremiškesnis. Skonis yra tobulas. Paragaukit, tik nesuvalgykit visko ant karto. Skanaus!